Šiame tyrime dalyvavo jaunuoliai sergantis ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder). Šiandien versčiau maisto vengimo ar ribojimo sutrikimas, nes TLK negaliu pacituoti. Šiai grupiai valgymas dažnai kelia nerimą, bet mechanizmas, kurį mūsų supratimu turime mes visi, matyt vis tiek kitoks. Lyginant grelino lygį organizme ir klausimynų matuojamą nerimo lygį, mažesnis grelino lygis buvo susijęs su didesniu nerimo lygiu. Taigi, jei mažas grelinas reiškia mažą alkio jausmą, tai ramybės lyg ir turėtų būti daugiau, nes nereikės valgyti. Bet rezultatai kaip tik priešingi. Galbūt alkis perkelia dėmesį iš kitų nerimo šaltinių į maistą, o tokio dėmesio objekto nesant, tada jau mintis užplūsta visi kiti nerimo šaltiniai. Gal tokia iš kišenės ištraukta hipotezė, žinoma, irgi reikėtų patikrinti. O kol kas skanaus, taikos ir ramybės.